Tai gyvenime šiaip esu komunikacijos ekspertė, padedu žmonėms patekti į žiniasklaidą, padedu jiems kalbėti viešai, pristatinėti, prezentuoti, vedu krizių komunikacijos mokymus, viešo kalbėjimo mokymus, įvairiausius dalykus, o čia esu teisėja, sėdžiu prie šito stalo ir mėgaujuosi šiandien patirtimi, todėl kad gyvenime labai daug kur yra derybų. Derybos, mes tai galvojam, kad visur, kur derasi, ten dėl milijonų derasi, nieko panašaus. Kartais reikia išsiderėti, ar bus greitesnis mano projektas, ar galėsiu gauti darbą greičiau, ar galite padaryti man jį kokybiškai, ar būsiu prioritetas jums kaip įmonė. Ir tokie paprasti dalykai yra derybos. Ir kartais tu nesupranti, kodėl nesusikalbėjai. O ten galėjo būti taip, kad tu atėjai toks užtikrintas, ko tu nori ir tau nepavyko. Tai man gera, kad derybų lyga vyksta. Man labai gera, kad mes čia kalbame tokiais tarsi paprastais dalykais, bet juose visa esmė. Tai aš dėkinga, kad čia esu.